Sveiki, mėly TV6 žiūrovai. Mano vardas Karolis, o jūs žiūrite laidą Ant dviejų ratų. Čia aš jums pristatysiu pačius įvairiausius motociklus, kuriuos galite sutikti Lietuvos keliuose, papasakosiu apie įvairius renginius bei supažindinsiu su įdomiais motociklų pasaulio žmonėmis. Nuo šios laidos pagrindinis herojus, ko gero, vienas laukiamiausių 2024 metais Adventure kategorijos motociklų pasaulyje. Tai CF Moto 450 MT. Jau anksčiau šiame sezone pristatydamas kitą CF Moto modelį minėjau, kad tai ko gero yra produktyviausias gamintojas pasaulyje. Negana to, panašu, kad tai yra gamintojas, kuris gerai įsiklauso į tai, ko nori motociklininkai. Turiu pasakyti, kad šis motociklas, išduosiu jau iš anksto, turi tikrai malonių ir stebinančių detalių. Kas dar stebina ir maloniai nuteikia akį, tai šio motociklo dizainas. Nežinau kaip jum, bet man šis agresyviai atrodantis motociklas labai patinka. Nuo prieš sėdant jį išbandyti, iš pradžių paklausykite, kaip šis motociklas skamba. Apžvelgdamas Royal Enfield Himalayan minėjau, kad šiais metais tikrai nemažai gamintojų pristatė 450 kubinių centimetrų Adventure stiliaus motociklų. Šis neišimtis, būtent tokio dydžio čia variklis ir yra, tačiau CF Moto 450 MT išsiskiria tuo, kad variklis čia ne vieno, o 2 cilindrų. Šis variklis nėra visiškai naujas ir jį CF Moto jau montuoja į savo 450 SR ir liktai S modelius. Vieną iš jų mes jau pernai apžvelgėme laidoje. Ir tada mane tas variklis maloniai džiugino, o ypač džiugino jo garsas. Jūs tik paklausykit. Toks mažas varikliukas ir toks sodrus, žemas garsas. Tikrai labai smagu. Taip pat maloniai džiugina ir šio variklio specifikacijos. Tai yra variklis išvystantis 44 arklio galias ir tai reiškia, kad šis motociklas tiks ir A2 kategorijos vairuotojams. Kai CF Moto pranešė apie ketinimus gaminti šį motociklą, Adventure kategorijos gerbėjai tikėjosi, kad tai bus lengvas motociklas, puikiai tinkantis viskam. Na žinote, vienas motociklas, su kuriuo gali ir keliauti, ir lysti į sudėtingesnius keliukus. Tačiau šis motociklas galų gale nesigavo labai lengvas. Pilnai paruoštas kelioniai su pilnu baku kuro, jisai sveria 192 kg. Ir tai yra visai nemažas svoris, tad labai gerų dinaminių savybių nevertėtų tikėtis. Tam, kad motociklas jaustųsi galingesnis, CF Moto tą padarė padarydami greičių dėžės perdavimą labai aukštą ar žemą, nežinau kaip tiksliau tai pasakyti, bet iš esmės didžiausias maksimalus greitis nėra didelis ir bėgiai gaunasi ganėtinai trumpi. Tačiau tuo pačiu tai padaro motociklą šiek tiek jautroką. Ir čia prieiname prie to, kad akceleratorius, kaip ir pernykščiame 450 SR, man šiek tiek nepatinka. Jisai yra labai jautrus toje pradinėje padėtyje ir kai bėgiai pasidaro dar trumpesni, tai ypatingai jaučiasi. Beje, kalbant apie motociklo dydį, jūs nejausite, kad važiuojate su kažkaip mažu motociklu. Jisai jaučiasi kaip visiškai normalus pilno dydžio Adventure stiliaus motociklas. Ir tai nėra blogai, nes su šiuo motociklu važiuoti yra išties smagu. Svoris šiame motocikle taip pat atrodo, kad yra ganėtinai žemai, tad net ir lėtuose manevruose jį valdyti bus lengva ir prognozuojama. Dar vienas dalykas, ką galiu pagirti, tai motociklo sankaba. Jinai čia veikia tikrai labai lengvai ir ją drąsiai galima valdyti vienu pirštu. Kągi, važiuojam mūsų posūkių keliu. Čia motociklas tikrai jaučiasi labai neblogai. Šis motociklas iš gamyklos atkeliauja su padangomis, kurios turbūt galėtum sakyti yra
70-30 santykis tarp asfalto ir bekelės keliuko kažkokio, bet man jos daug geriau veikia ant asfalto negu kažkur bekelėje, bet apie tai pašnekėsime šiek tiek vėliau. Džiugina ir šio motociklo važiuoklė. Nors važiuoklė nėra pačios aukščiausios klasės, kaip ir galima tikėtis pagal kainą, bet ji su motociklo svoriu tvarkosi tikrai neblogai. Kur turiu šiek tiek priekaištų, tai yra motociklo stabdžiai. Jie vėlgi veikia gerai, tačiau tam, kad gautumėte tikrai gerą stabdymo jėgą, jums reikės ganėtinai stipriai ranka spausti rankenėlę. Beje, motociklas turi ne tik stabdžio antiblokavimo sistemą, bet ir ratų prasisukimo kontrolę. Smagu yra tai, kad visas šias sistemas galite labai lengvai išjungti šito mygtuko ilgu paspaudimu. Na, tiksliau, išjungsite galinio rato ABS-ą ir prasisukimo kontrolę. Na, dabar metas pakalbėti apie vairuotojo komfortą. Ir aš turiu šį motociklą pagirti, nes vietos čia tikrai netrūksta. Sėdžiu patogiai statmenas, rankos maloniai sulenktos, na, o ir pati sėdynė ganėtinai patogi. Beje, kalbant apie sėdynę, čia aš naudoju, galima sakyti, papildomos įrangos sėdynę, tai yra paaukštinta jos versija, kuri yra 3 cm aukštesnė už standartinę. Ji kainuoja, jei neklystu, apie 150 €, tad tai nėra labai dideli pinigai ir jeigu jūs esate aukštas kaip aš, jums tokia sėdynė tikrai pravers. Dar vienas malonus dalykas yra šie veidrodėliai. Negana to, kad jie ganėtinai informatyvūs, bet jie ir yra užsilenkiantis, kas reiškia, kad įvažiavę į miško keliukus, jūs juos galite tiesiog taip užlenkti ir tada, jeigu netyčia numesite motociklą ar užkabinsite kokią šaką, tai veidrodėlio nenulauš. Pirmą kartą matau, kad gamintojas naujame motocikle tiektų būtent tokius užlenkiamus veidrodėlius. Bravo CF Moto. Nu, kalbant apie valdymo įrangą, jinai vėlgi jaučiasi labai kokybiška, neturiu niekam priekaištų. Dar vienas dalykas yra šis skystųjų kristalų ekranėlis, kuris yra labai ryškus, net ir prie tiesioginės saulės šviesos, labai puikiai ir intuityviai sudėliotas tiek išvaizdos prasme, tiek pačių valdymų šiais mygtukais. Beje, kadangi šiame motocikle akceleratorius nėra valdomas elektra, o turi tiesiog troselius einančius tiesiai į oro sklendę, greičio palaikymo sistemos čia dėja nėra. Beje, dar viena maloni detalė, tai yra šis stikliukas ir jisai, kaip matote, keičiamo aukščio. Ir tą galite daryti netgi važiuodamas, labai lengvai sukdami šią rankenėlę. Beje, kurdamas šį motociklą, gamintojas aiškiai mąstė apie tai, kaip žmonės naudoja tokius motociklus. Ir jie dažnai naudoja juos keliavimui arba tyrinėjimui kažkokių nepažintų keliukų, kas reiškia, kad naudoja navigacijos sistemas, kurią galėsite puikiai tvirtinti čia. Negana to, kad yra jau vieta tam ir yra USB lizdas ją krauti, bet jinai yra ir labai patogioj vietoj, reiškia visiškai prieš jūs ir visada jum matomoj pozicijoje. Kągi, artėjame prie miesto ribos ir reikia pabandyti, kaip šis motociklas akceleruoja. Štai antras bėgis, 20 km/h, gazas dugnas. Ir 9,7. Na taip, tai tikrai nebus kažkaip labai stipriai stebinantis savo dinaminėmis savybėmis motociklas, bet kaip 450 kubinių centimetrų ir sveriantis tiek, kiek sveria, tikrai labai neblogai važiuoja. Na, štai važiuojant užmiesčio kelyje apie 90 km/h jaučiasi tas gamintojo bandymas padaryti motociklą dinamišką. Nes čia 6 bėgių mes turime jau virš 5000 apsisukimų. Nors motociklas tikrai nesijaučia blogai tokiame apsukų diapazone, bet manau, kad galėtų būti geriau subalansuotas ilgesnėm kelionėm ir turėti šiek tiek žemesnės apsukas. Na, bent jau 6 bėgis. Na, kalbant apie apsaugą nuo vėjo, jinai veikia tikrai neblogai.
štai aš bandau kelti ranką, čia jaučiu vos švelnų srautą, o stiprus srautas ateina man kažkur ties kakta. Tad taip, net ir nedidelė šita apsaugėlė labai gerai tą srautą sukontroliuoja. Bet dar vienas dalykas, apie kurį nepakalbėjau, tai yra vibracijos. Ir jų šiame motocikle nėra daug. Važiuojant greičiau apie 90 km/h, šiokias tokias vibracijas per rankenėlės jaučiu, bet jos tikrai labai nevargina. Kągi, važiuojame mūsų bandomojo važiavimo žvyrkelio atkarpa ir, kaip galima tikėtis, motociklas čia jaučiasi visai neblogai. Dabar grįžkime prie padangų. Kaip jau sakiau, padangos puikiai jaučiasi ant asfalto ir labai neblogai jaučiasi čia ant žvyro. Tačiau jeigu išvažiuosite į kokį šiek tiek minkštesnį paviršių, šios padangos nėra tam labai tinkamos. Tad jeigu norėsite rimčiau tyrinėti bekelės keliukus, padangas turėsite pasikeisti į kažką rimtesnio. Kągi, po visų išbandymų galiu pasakyti, kad tai tikrai nėra tobulas motociklas. Ir joks nėra. Ir taip pat tai nėra motociklas, kuris tiks visiems ir viskam. Tačiau tuo pačiu turiu pasakyti, kad tai labai gerai nusisekęs modelis. Maloniai stebina detalės, į kurias gamintojas atkreipia dėmesį, ir įvairios smulkmenos, kuris kasdieninį naudojimąsi šiuo motociklu padaro malonų. Bet kaip visada sakau, tai tik tai mano nuomonė. Tad visus jūs dominančius motociklus išbandykite patys. Šioje laidoje tiek, likite sveiki ir saugus kelyje, o mes pasimatysime jau kitą savaitę, sekmadienį 10:30 per TV6. Iki!